Sveiki atvykę dar vieną video, toliau apžvelginėjame rugsėjo mėnesį, taigi rugsėjo mėnesis yra labai svarbus šiuo metu rinkoje, nes jis bus tas mėnesis, kada mes jau greičiausiai pamatysime po truputį judėjimus į viršų, arba bus mėnesis, kada jau padarysime paskutinės žemumas prieš judant toliau, taigi šiandien apžvelginėsime svarbiausias datas, svarbiausius įvykius, kaip tie įvykiai paveiks rinką ir taip toliau, taigi žiūrėkite nuo pradžios iki galo ir žinosite, ko tikėtis iš rugsėjo mėnesio. Taip pat, jeigu dabar yra pats geriausias laikas pradėti investuoti, pradėti mokytis prekiauti kriptovaliutų rinkoje, taigi mes turime nemokamą pamoką pradedantiesiems, kur sužinosite apie rinką, apie techninę analizę, apie mano istoriją, sužinosite, kaip išmokti naudotis TradingView, viskas viename nemokamoje pamokoje, o kitiem irgi siūlau pasvarstyti apie edukaciją, nes į tą, ką dabar investuosite dabar į savo edukaciją, jums tikrai atsipirks 20 kartų, taigi visi linkai yra aprašyme ir dabar keliaujam tiesiai į video. Tai dabar jau eina rugsėjo mėnesio antra savaitė, tai pasižiūrim į burbulus, matome, kad šiandien yra žali burbulai, tai reiškia, turėjome šiokį tokį atsikvėpimą, šiokį tokį rinkos pakilimą, matote, kad pagrindė altcoinai yra gana žali. Jei dar padaryčiau savaitės burbulus, tai jie dar būtų tokie 50-50, nes tie, kas žiūrėjo praeitą video, žinote, kas vyko tuo metu buvo labai raudona rinka, buvo neigiamos naujienos ir panašiai, o dabar matome, kad rinka po truputį atsigauna, ar šis atsikvėpimas tęsis toliau, tai kol kas dar yra neaišku, bet apžvelgsime visą informaciją ir pasižiūrėsime. Taigi dabar daug kas turbūt galvoja, net jeigu esate patyręs prekybininkas ar nepatyręs prekybininkas, ar galvoja, kad ar manote, kad bull marketas jau pasibaigė. Tai reiškia, kad jau baigėsi bull rinka ir viskas, bitcoinas kiek pasiekė, tiek pasiekė ir jis jau daugiau nekils ir leisis tik į apačią. Taigi šiame video aš manau aptarsiu, kodėl mano nuomonė tai tikrai nėra tiesa. Ir kad bullrunas tikrai tęsis ir jis tikrai bus ir tai sako informacija, nes aš suprantu, kodėl žmonės taip galvoja, aš pats irgi taip norėčiau galvoti, kartais apie tai pamastau, ar čia tikrai kažkas dar kils į viršų, ar kaip bus, nes viskas labai ilgai tęsiasi, daug žmonių jau pasidavė, daug žmonių išėjo iš rinkos, bet tas bullrunas vis dar laukia prieš akiją. Taigi, pirmasis ir svarbiausias dalykas, po 9 dienų turėsime Fed susirinkimą, tai yra Amerikiečių centrinio banko ir matome, kad jau seniai nėra galimybės, kad nebus mažinamos palūkanos bus mažinamos ir kol kas matome, kad jau pasirinko rinkai, skaičiavo, kad bus 0,25% palūkanų mažinimas. Tai yra toks standartinis mažinimas. Iš pradžių dar daug kas galvojo, buvo gal vienu momentu 50-50, kad pamažins net 0,50 palūkanų. Tai reiškia dvigubas palūkanų mažinimas, tai tada būtų rinka iš karto turbūt jau pašiltų ir labai teigiamai sureaguotų, bet kol kas bus standartinis tas mažinimas, kas irgi yra labai gerai. Tai ar tai pajudins rinką iš karto? Aš manau ne, nes šie mažinimai jau seniai buvo aiškus, jau jie buvo garantuoti, todėl mes jau tą žinome prieš kelis mėnesius žinojome. Tai dėl to rinka jau yra įskaičiavusi šį mažinimą. Tai nebus, kad kažkaip stebuklingai vyks pamažinimas ir tada tiesiog rinka šoks į viršų. Ne, jau visi žino, kad tas įvyks, bet palūkanų mažinimas yra istoriškai tas dalykas, kuris užveda visas rinkas į viršų, tai yra akcijų rinka, visas kitas rinkas, netgi auksą ir aišku kriptovaliutas. Tai čia yra pirmasis dalykas ir po 9 dienų bus susirinkimas, tai po 9 dienų gausime patį pirmąjį palūkanų mažinimą po daug laiko, apie ką irgi apžvelgsime vėliau. Dabar kitas dalykas, vėlgi politika. Politika Amerikos yra labai svarbu kriptovaliutų rinkoje, dėl to mes ją ir apžvelginėjom. Tai kol kas Trumpas jau turi kažkur 64% galimybę laimėti, tai yra jis yra visiškas favoritas ir kaip pagalvoju, tikrai daug visko įvyko, dėl ko žmonės jį galėtų palaikyti ir čia yra tiesiog išvardinti skirtinga informacija, skirtingas duomenų rinkimas, kuris prognozuoja dažniausiai Trumpo pergalę. Pavyzdžiui, yra Silver Bulletin Forecast, tai yra spėjimai, kad Trumpas turi 64%. Vėlgi, čia dar kažkokių koledžų irgi apklausos rodo, kad Trumpas irgi laimi. Polymarket, tai ką dažnai apžvelginėjame, irgi Trumpas taip pat laimi. Tai iš esmės, kur nepasižiūrėsi, ten atrodo, kad Trumpas didžiulis favoritas, nes labai dažnai būna, kad apklausos rodo, kad kandidatai bus panašus, tai yra surinks panašiai balsų ir tada vienas kažkuris laimi. Šiuo atveju Trumpas laimi visuose realiai
visose apklausose ir greičiausiai taip ir bus. Tai vėlgi dėl ko tai yra svarbu rinkai, nes kol kas taip manoma, kad Trumpas bus pro kripto prezidentas, nes jis ir jo viceprezidentas yra pro kripto ir jis nori pastatyti į Securities Exchange Commission, tai yra institucija, kuri Amerikoje reguliuoja kriptovaliutas, į ją nori pastatyti pro kripto žmogų, nes dabar ten yra antikripto žmogus, kuris tengiasi sunaikinti rinką. Vis tiek, kol kas rinka, pagal tai, kad jis šnekėjo Bitcoino konferencijų ir panašiai, visada, kai išeina kažkas panašaus, kad Trumpas laimės, jis sureaguoja, tai reiškia, įskaičiuoja kaip teigiamą dalyką. Tai kol kas Trumpas laimi, tai Trumpo pergalė tikrai, manau, tuo metu pagerintų situaciją, nes demokratai labai daug prispausdina pinigų, tai galiausiai bullrunas vis tiek būtų įvykęs, bet Trumpas, aišku, to irgi nesustabdys, jis turbūt atsakingiau leis pinigus nei demokratai, bet vis tiek tas ratas nesustos ir greičiausiai tai bus labai teigiamas dalykas kriptovaliutom, tai kad ir kaip ten bebūtų, Trumpo pergalė bus tas irgi catalyst, kuris tikrai pamuš rinkai viršų ir mes žinome, kad rinka dažniausiai stipriai juda lapkričio mėnesį per rinkimus, tai išrinks dar Trumpą, įvyks rinkimai, tai tikimės didžiulio bullruno pradžios arba įsibėgėjimo. Tai irgi kas vyks dabar šiom dienom, tai bus prezidentų debatai, tai irgi yra svarbu, nežinau, rinka tiesiogiai nuo to sureaguos, bet kaip ir minėjau, visi žmonės ir kuriuos aš stebiu, kurie yra protingi žmonės, yra pro kripto žmonės, jie mano, kad Trumpas būtų geriausias prezidentas. Taigi debatai vis tiek daug ką parodys, tai kažkurio numažins procentus laimėjimo, kažkieno padidins. Tada bus CPI, tai yra infliacija, tai bus po 3 dienų, tai irgi šią savaitę, tai vyks debatai, tada vyks infliacijos duomenys, tai irgi labai svarbu. Jie jau didžiulės įtakos nepadarys, bet jeigu išeitų didelė infliacija, tai būtų labai blogai, nes palūkanų mažinimas dažniausiai rodo, kad infliacija pradės didėti po kažkiek laiko, jeigu dabar pradėtų didėti, tai būtų labai negerai. Taigi tikimės žemesnės infliacijos, vis dar jau paskutinė infliacija prieš palūkanų mažinimą, PPI ir aišku rate cuts, tai tiesiog palūkanų mažinimas vyks po 10 dienų. Vėlgi, koks yra įdomus dalykas, tiem žmonėm, kurie nežinote, koks yra Bitcoino rinkos dydis, tai yra 1 trilijonas. Ir čia yra labai geras pavyzdys, labai geras rinkų palyginimas. Pavyzdžiui, matote, kad auksas yra 17 trilijonų dydžio rinka, o Bitcoinas yra tik 1 trilijono. Ir mes žinome, kad auksas jau yra atgyvena, jis toks yra labai sena rinka ir nežinau, mano manimu, ypač jaunimui labai yra tokia nepatraukli rinka, kuri turėtų būti. Tikrai daug jaunų žmonių eina į kriptovaliutas, jie domisi, tai jiem tikrai yra paklausiau, o dabar Bitcoinas yra vertas tik 1 trilijono, auksas 17 trilijonų, tai irgi labai daug analitikų mano ir aš taip manau, kad Bitcoinas kažkada tikrai pralenks auksą, nes Bitcoinas taip pat yra ribotas, jo supply'us pasiūla yra ribota. Ir pagal jo dabartinę adopciją, pagal viską, kas vyksta, labai tikėtina, kad Bitcoinas pralenks auksą, tai čia yra tiesiog toks geras palyginimas rinkos, pavyzdžiui, akcijų rinka 100 trilijonų, kodėl, pavyzdžiui, kriptovaliutų negalėtų pasiekti tokio, ne tik Bitcoinas, bet visa rinka, kodėl jie negalėtų pasiekti, pavyzdžiui, 110 trilijonų, nes manoma, kad po šito bullruno visos kriptovaliutų rinkos vertė bus kažkur nemažiau 7 trilijonų, tai manau, spėjama, kad nuo 6 trilijonų iki 9 trilijonų kažkur būtų logiškas spėjimas dydžio visa rinka, tai matome, kad dar rinka yra labai maža ir dar tikrai augs ir dar yra labai daug augimo galimybių. Tai čia yra toks iš ilgesnės perspektyvos, bet kaip ir minėjau, trumpesnėje perspektyvoje mes matome daug datų, kurios gali pajudinti rinką, vėlgi teigiama infliacija, pajudintų rinką teigiamą ir panašiai. Jeigu Trumpas gerai pasirodytų per debatus, tai teoriškai galėtų irgi padidinti rinkos judėjimą į viršų, tai aišku palūkanų mažinimas, bet jis jau yra įskaičiuotas, neaišku, ar jis tą akimirką būtų kažkaip paveiktų rinką. Vėlgi, jeigu šiek tiek išsitolintume, tai čia tiem, kas dabar pergyvena, kad galvoja, kad viskas, kad bullrunas jau baigėsi, aš manau, kad viskas bus maždaug štai taip atrodys. Tai reiškia, mes matome, kad viskas tokiom bangom, ir viskas vyksta ir dabar bangom. Ir mes matome, kad Bitcoinas jau dabar yra prie savo aukštumų ir labai tikėtina, kad bus sekanti banga į viršų. Ar jis pasieks 400 000? Aš nemanau. Aš manau, kad jis sustos kažkur ties
priklausomai nuo dydžio, manau, iki 170 tūkstančių būtų toks realus spėjimas ir taip jau būtų labai labai daug, bet manau, kad daug aukščiau jau po to nekeliausime, bet vis tiek, mano manimu, pasižiūrėkite istoriškai, kas vyksta, aš manau, kad rinka dar turėtų judėti į viršų ir dabar tikrai nėra bullruno pabaiga ir tikrai nesustos viskas. Nes kodėl aš taip manau, nes čia yra palūkanos ir mes matome, kad tokių didelių palūkanų nebuvo jau daug metų. Pasižiūrėkite, net 2006 metais 25, o čia yra 5,50. Tai mes jau 18 metų turėjome tik panašias palūkanas, o didesnės palūkanas turėjome tik 2000 metais. Tai 24 metus nebuvo tokių aukštų palūkanų ir kas dabar bus? Dabar bus palūkanų mažinimas. Tai nemanau, kad jos nuvažiuos iki 0 palūkanų. Manau, kad kažkur sustos ties 2 procentais ar kažkas tokio. Tai pagalvokite, tai bus vienas didžiausių per 25 metus, vienas didžiausių palūkanų mažinimų ir tai reiškia, kad bus daug įplaukų, tiesiog bus įplaukų daug ekonomikoje, tai reiškia visi geriau gyvens, klestės verslai, visa kita ir turėtų klestėti rinkos. Tai čia yra mano toks ilgalaikė perspektyva tokia ir aš manau, kad ji vien tik iš makroekonomikos pusės yra teisinga. Gerai, tai dabar einame prie Bitcoino ketvirčių grąžos ir Bitcoino mėnesinės grąžos. Tai apžvelgiam, kas įvyko. Šitą grafiką, šitą lentelę aš dažnai rodžiau per kelis praeitus video. Tai kas vyksta per ketvirčius? Tai pirmas ketvirtis toks būna visada tikrai neblogas. Matome, kad plus 56 procentai. Antras ir trečias ketvirčiai būna, kaip sako, skaitosi prastesni Bitcoino vidurkiai ir ketvirtas ketvirtis, tai jeigu nežinote, kaip čia skaičiuojasi, tai pavyzdžiui, pirmas ketvirtis tai yra sausis, vasaris, kovas, antras ketvirtis yra toliau tęsiasi 3 mėnesiai balandis, gegužė, birželis, tada trečias ketvirtis Liepa, rugpjūtis, rugsėjis, kas dabar yra trečias ketvirtis ir ketvirtas ketvirtis bus iki pat galo metų, tai bus spalis, lapkritis, gruodis. Tai dabar mes vis dar esame, matote, kad antras ketvirtis buvo lygiai toks pat, koks ir dabar yra trečias ketvirtis, tai buvo neigiamas. Tai labai retai, kad dabar tai po halvinimo, pirmas dalykas, kad trečias ketvirtis būtų neigiamas, tai aišku būna, čia pavyzdžiui buvo bear marketas, kada buvo tiek daug neigiamų judėjimų, bet kažkur vidutiniškai matome, kad vis tiek jeigu vienas būna neigiamas ketvirtis, tai kitas būna teigiamas ketvirtis. Tai dabar, kai yra bullruno metai, būtų tiesiog neįtikėtina, jei ketvirtas ketvirtis būtų neigiamas. Tai reiškia, jis bus pliusinis, čia skaičiuojasi ne visos rinkos, o tik Bitcoino returnai. Tai yra sunku įsivaizduoti, kaip galėtų būti ketvirtas ketvirtis neigiamas, nes bus spalio mėnesis, tada bus, pirmas dalykas, tai rugsėjai pamažins palūkanas, tada bus spalio mėnesis, kada jau po truputį gausime užuominas judėjimo į viršų, lapkričio mėnesis, kada būna rinkimai ir per USA rinkimus visada rinka eina į viršų, dar laimės Trumpas, tai dar kaip užpils šiek tiek kuro ant bullruno ir tada viskas įsibėgės iki pat metų pabaigos. Tai aš taip manau, taip dažniausiai būna ir 2 ketvirčiai buvo neigiami, kur labai žmonės kapituliavo, pasidavė, išėjo iš rinkos, bet ketvirtas, pasižiūrėkite į ketvirto ketvirčio vidutinę grąžą, tai yra plus 90 procentų. Tai ketvirtas ketvirtis bus labai labai naudingas, mums dabar reikia vis dar išgyventi šį Q3, mes ir taip jau esame labai minuse, tai aš nemanau, kad dar daug keliausime, nemanau, kad bus kažkokių didžiulių minusinių mėnesių, nes tik 2019 buvo, čia turbūt buvo gal COVIDas ar kažkas susijęs su COVIDu, buvo minus 22 procentai. Tai dabar nieko panašaus nebus, pandemijos nebus, tai neturėtų būti labai neigiami returnai ir tas pats pasižiūrėkite ir čia, jeigu pasižiūrėtume tiksliai per mėnesius, tai matome, kad visada tai būna, kad rugsėjo mėnesis būna neigiamas ir tada spalio mėnesis būna labai teigiamas, netgi ne per bullruno metus. Tai dabar bullruno metai ir tikimės spalį didesnių judėjimų ir taip pat ir lapkritis bus irgi labai labai teigiamas ir tada turbūt turėsime sustabdymą prieš gruodį.
Taigi, kaip matote, bus dideli judėjimai, tai dabar pats geriausias momentas pradėti mokytis, kaip prekiauti, kaip investuoti, kaip atsirinkti projektus, kuriems atneš didelės grąžas. Visą tai mes suteikiame resursus žmonėms mokytis, tai linkus rasti apačiai, yra nemokama pamoka, kur jūs išmoktumėte, kaip analizuoti rinkas, mano istoriją, kaip užsidirbti. Taip pat galite ir įsigyti jau pilnus mokymus ir žengti tą sekantį žingsnį, išmokti, kaip reikia prekiauti, kaip investuoti, kaip pakelti savo kapitalą 10, 20 ar net 30 kartų. Tai dabar yra pats geriausias laikas investuoti ir mokytis, kol dar neatėjo kiti mėnesiai, tam, kad iš šio bullruno išspaustumėte maksimumą. Taigi linkas bus apačioje ir subscribinkit šiam kanalui, laukia daug įdomaus turinio. Ir tiek šiam video ir susitiksime kitose.